Taip, man atrodo, kad tuoj. Aha, va, jau mes esam. Tai Mes. sveikinamės šiandien tokia įdomia tema - sėkmės pusė, kurios nemato kiti. Ir šiandien su manim Lidija, kurią kalbinu, Lidija Mačiūnienė, kurią kalbinu dėl to, kad jinai turi labai didelę patirtį socialiniuose tinkluose ir dirbdama su žmonėm. Ir man ko ta tema labai pačiai aktuali, nes man dirbant Fitline prasidėjo visokios baimės ir ką žmonės pasakys ir viešumas ir galvoju, kažkaip reikia iš to išeiti ir su Lidijos, kaip pasakyti, pagalba ir mes dirbam su tuo ir galvoju, kad labai aktualu daugumai žmonių, kurie pradeda socialiniuose tinkluose arba šiaip viešumoje. Tai Lidija. Em, Tai kas slypi už to fasado? Aha, sveiki visi, ačiū Ingrida už tavo klausimus. Iš tikrųjų, manau, kad tiems, kurie pradeda dirbti viešai, socialiniai erdvėjai, iš tikrųjų iškyla daug vidinio tokio pasipriešinimo, sabotažo ir baimių. Tai iš tikrųjų visų pirma, tai labai priklauso nuo žmogaus vidinės struktūros, kadangi ne visi žmonės vienodai reaguoja į tam tikras situacijas. Bet tarkim, jeigu aš kalbėčiau konkrečiai apie save arba apie savo klientės, tai pagrindai yra susidurima su baimėmis, daug baimių, visokiausių baimių. Ir vidiniu pasipriešinimu ir tokiu nepasitikėjimu savimi. Mums labai yra įprasta, kad netikiu, kad man pavyks, aš čia nemoku, aš čia negaliu. Tai čia irgi tam tikra vidinio pasipriešinimo dalis. Ir kaip sakiau, baimė tai būna visokių, pirmiausia nuo to, kas ką pagalvos, kritikos baimė, ten atstumimo baimės, nesėkmės baimės ir lygiai taip pat mes, mūsų protui net nesuvokiama, bet kai mes pradedam gilintis, mes lygiai taip pat bijom ir sėkmės, ne tik nesėkmės. Na ir tokia Aš didžiulė. susidūriau su tuo irgi labai. Jo, aš irgi, kai pradėjau dirbti su savim ir kai pradėjau ieškoti to kelio į, nu, sakykime, į sėkmę, ar ne, pamačiau, kad aš sėkmės iš vis net nenoriu, aš jos labai labai bijau. Ir lygiai taip pat yra labai didelė nežinomybės baimė. Mes bijom tarsi paleisti tai, ką turim, nes nežinom, kas bus toliau. Tai šitoj vietoj, na, vėlgi reikia tokio sprendimo ir drąsos. Ir visos baimės kyla iš tų tokių trijų pagrindinių trūkumų. Tai yra trūkumas saugumo, kai mes jaučiamės nesaugiai kažką darydamos viešoje erdvėje, kad, na, trūksta tiesiog saugumo, palaikymo, atrodo, kad visi mato, visi po padidinamu stiklu, visi ten kažko iš manęs nori ir gal aš negaliu pateisinti tų lūkesčių. Arba kaip tik nenori ir sako, ką jinai čia daro. Toliau kitas trūkumas yra trūkumas kontrolės, kai aš nežinau, kaip reaguos, kaip ten, nežinau, kaip man pavyks, kaip aš suvaldysiu ten klientus ar ten pinigų srautus, tai yra kontrolės baimė. Baimė, kai mums atrodo, kad aš negaliu nieko sukontroliuoti, vat pabiro viskas ir viskas. Tai šitoje vietoje mums ir nereikia nieko kontroliuoti, mums reikia pasiduoti procesui, tėkmei ir vibruoti tam tikrą emociją, žinojimą, kad viskas, ką aš darau, veda tik į gerą. Na ir dar vienas toks moterim ypač aktualus tai yra trūkumas meilės ir pritarimo ir palaikymo. Ir jeigu mes šitoj vietoj, tarkim, esam vienos, vat, mūsų ten vyras ar, nu nežinau, artimieji, ten tėvai, vyras, seneliai, nežinau, tetos, dėdės, vaikai mūsų nepalaiko, tai mes pasijuntam labai labai vienišos ir tas trūkumas irgi tada neleidžia mums judėti, jeigu sako, ai, tu nesąmonė neprisigalvok, ai, tu ką čia svaigsti, ir tada nėra drąsos eiti ir veikti. Tai vat visas šitas baimės, mums reikia į jas pasižiūrėti atidžiai, susipažinti su tuo, kas slepiasi už tos baimės. Tai yra, kai mes bijom ar ne, pavyzdžiui, bijom sėkmės arba bijom nesėkmės. Tai mes pačios nesėkmės ar sėkmės gal net ir nebijom, bet mes bijom kažko, kas slepiasi už to. Ir tai vat, pavyzdžiui, kas nutiks baisiausio, jeigu aš patirsiu sėkmę. Kas nutiks baisiausia, ar ne? Kas ten gali nutikti? Gali mane palikti vėl visi mano draugai, tarkim, nes aš tapsiu kokią nors pasikėlusią, aš turėsiu per daug pinigų, ten kiti man pavydės ten, arba aš nemokėsiu suvaldyti. Nu, ta prasme, baimių gali būti labai labai daug. Viena iš tų ir pati ta viešumo baimė, ar ne? Kuo aš sėkmingesnė būsiu, tuo aš viešesnė būsiu.
Tai vat ir kai mes pamatom jau tą šaknį, tada mes galim jau, na, kaip pasižiūrėti, iš kur tai ateina. Vat iš kur ateina baimė. Pavyzdžiui, baimė, kad vat, liksiu vieniša, atstumta ten ir nepriimta, ir iškritikuota ir taip toliau, jeigu patirsiu sėkmę. Toliau, ką dar galiu pasakyti, tai iš tikrųjų visos baimės, visi mūsų vidiniai prieštaravimai, visas tas nepasitikėjimas tuo, kad aš galiu, tai yra dažniausiai yra iš vaikystės kaip ateinanti trauma, atgarsis santykiuose su tėvais, kuomet tėvai mus ten sakė, tu nesugebi, tu nemoki, ką tu čia darai, ten vadžiopla višta, vat, pavyzdžiui, aš pati daug epitetų tokių buvau gavusi. Ir tikrai, kai mes kažką pradedam daryti, tai mums fone ūžia, kad nu, tu nesugebėsi, tu nepadarysi. Arba baimės, kad būti nubaustai, jeigu kažką netai padarysi. Ten, pavyzdžiui, kažką darėm ar ne, ir mums nepavyko. Ir nors jau mes suaugę ir mūsų niekas nebaudžia, bet vis tiek tas fantomas tėvo, ten tėvo, mamos, kam kas ar ne, stovi už nugaros, kur tėvai šaukia, kad va, tu bloga, ten tu tai padarai, tu anai padarai. Tai yra, tėvai mus kritikavo, mus baudė ir ne, kai mes nepateisinom jų lūkesčių ir mes išėjom tarsi iš tos šeimos, bet mes tęsiam patys su savimi tą tokį elgesį, įsivaizduodami tą vis tėvo fantomą. Ir dėl ko tėvai taip darė, nes jie kitaip nemokėjo, nes jie norėjo tokiu būdu iš mūsų padaryti žmonės. Vat tarsi pašauksiu, kad tu žiopla, tai tu susijimsi ir jau darysi kažką kitaip. Tai vat labai svarbu surasti tą momentą, iš kurio kyla šita baimė. Kyla, kad aš kažką netai padarysiu ir būsiu nubausta, iškritikuota, atstumta. Ir dar vienas labai svarbus momentas, ką aš norėčiau pastebėti šitoje vietoje, tai nei vienas žmogus man, ne, nu, ta prasme, tarkim, va, dabar tu esi Ingrida, esi viešas asmuo, o aš kažkoks stebėtojas, ar ne? Ir aš negaliu tavyje pamatyti to, ko neturiu savyje. Tai reiškia, kad jeigu aš savyje jau nu, priimu save, myliu save, aš savo patinku, aš ir tavyje matysiu visą tai, nu kokia nuostabi Ingrida, kaip ji šaunuolė, kaip ji ten stengiasi, kaip ji daro ką gali, ar ne? Bet jeigu aš, pavyzdžiui, nemylėčiau savęs, kalbančios viešoje erdvėje, ten bijočiau, pavydėčiau tau, vat, kad tu tai darai, tai tada aš tavyje jau matyčiau kažką blogo ir tada stengčiaus, nu, pakritikuoti, ar ne? Nu, tai reiškia, kad vėlgi ta kritika yra apie mane, o ne apie tave. Tai va šitą labai labai svarbu suvokti žmonėm einantiems į viešąją erdvę ir gaunantiems tuos visus neigiamus komentarus, reikia suprasti, kad neigiami komentarai yra taip, kad iš dalies gali būti ir apie mane, nes jie atspindi mano baimės. Kad kažkas, bet jeigu baimės mes prasidirbam, save priimam, mylim, tai tada mes, nu, kaip ir suprantam, kad tai yra ne apie mane ir, pavyzdžiui, asmeniškai manęs jokie komentarai nebeklibina. Aš arba padėkoju, arba paklausiu dar kažką, nu, ta prasme, patikslink savo atsakymą ir žmogus dažniausiai pasitraukia, jis neturi ką atsakyti. Va. Ir dar kažką norėjau pasakyti, bet dabar jau prarijau, tai nežinau. Tai gerai, Lidija, o kaip tavo patirtis, juk tu prieš daug metų į socialinius tinklus išėjai per savo emocinių paleidimų technikas ir taip toliau, papasakok trumpai, su kuo tu susidūrei pradėdama. Jo, tai aš į savo šitą, į Fitline, va dabar į PM International, ar ne, kompaniją atėjau jau iš tikrųjų turėdama tą didelę patirtį ir su įvykusią didžiulę vidinę transformaciją. Ir manau, kad tie būtent 10 metų, kuriuos aš investavau į save, į savo verslą, tai yra savo paslaugas, kursus, būtent vykdydama šitą veiklą, aš save išauginau. Ir PM, pavyzdžiui, pradžia su PM man buvo labai tokia paprasta, lengva, greitai iššokau. Paskui jau mes susidarėm, aišku, su naujais iššūkiais, kadangi tai nauja veikla ir yra kur augti ir tobulėti toliau. Tai va, bet tame kelyje, kuomet aš įeidinėjau, ar ne, į socialinę erdvę, pradėjau kalbėti, pradėjau daryti video įrašus, pradėjau skelbti visokius straipsnius, tai tikrai, buvo toks labai labai ilgas ir kelias, kuriame buvo, sakyčiau, daug nusivylimų, daug ašarų, daug visokių kartų nuleistų rankų, kai aš tiesiog sakydavau, ir vėl man nepavyko, ir vėl aš nemoku gyventi. Ir vėl nežinau, ką daryti. Ir kodėl man nesiseka. Ta prasme, tol, kol visą tai sukosi, iš tikrųjų toks jausmas buvo, kad aš vis
darau kažką ir numetu save į pradinį tašką. Ir vėl darau kažką ir vėl numetu save į pradinį tašką. Ir tai vyko iki tol, kol aš nenuvažiavau į Vipasaną. Tai yra Budos mokymai, stebėjimas per stebėjimą. Ir va ten buvo pasakyta taip, man ta frazė tiek pakeitė po to suvokimo apie viską, kur mano klaida, kodėl man nevažiuoju toliau. Taip. Tai ten tokia buvo pasakyta frazė: sureagavai negatyviai, sukūrei naują negatyvą. Ir būtent nuo tada prasidėjo didžioji mano vidinė transformacija. Bet Tai aš yra, reikia pertrauksiu tave. Tai kas tave metė vis atgal, o tai kodėl tu nepasidavei, kas tave laikė, koks tikslas buvo, nes čia irgi svarbu, pavyzdžiui, mums dirbant irgi PM Fitline, ta prasme, nu, daug kas pasiduoda, aplamai tinkliniam marketingė, nes pradžia sunki, o kas tave laikė, kaip tu tikėjai, kad vis tiek praeisi? jo, čia labai geras klausimas. Iš tikrųjų, aš nepasidaviau labai ilgai, nors labai ilgai vat maliausi tame, žinai, užburtam rate, ten darau ir vėl atgal, ir vėl nesiseka. Tai labai didelė motyvacija. Aš turėjau tokią didelę motyvaciją gyventi kitaip, vat kitaip, kokybiškai. Ir visuose srityse, ir realizacijos srity, ir pinigų srity, ir santykiuose su žmonėm, ar ne, ir sveikatos srity. Ir aš turėjau ant tiek didelę motyvaciją, kad man labai įstrigo toks vienas paveikslėlis. Yra, nežinau, gal ir tu esi mačius, gal ir žmonės yra matę, kaip su kaltu kala, nu, žmogus akmeninę sieną ir ieško ten deimanto ar kažko. Ar ne? Mhm. Ir jis vat kala iki pusės dakalė ir išėjo, čia nėra deimanto, ar ne? O paskui kitas kala, jau vat tiek liko ir jis išėjo, nėra deimantų. Ir vis tiek kitas kala ir galų gale atsiveria ten nu, tos grožybės, gerybės ir tie deimantai. Tai va šitas paveikslėlis iš tikrųjų man labai buvo užstrigęs mano suvokime, kad aš turiu kalti tol, kol pasieksiu tai, ką aš noriu pasiekti. Ir būtent tai, ko gero, man neleido pasiduoti. Taip, būdavo momentai, kai aš atleidžiu tas vadeles, ta prasme, biškiuką pailsiu ir vėl iš naujo su nauju įkvėpimu. Tai jo, tokie. Ir iš tikrųjų, vat ieškodama tų visų, kaip pasakyti, dėsnių, aš tokį, kaip pasakyti, padariau tarsi žemėlapį, nežinau, kaip tai dar galima būtų pavadinti, tai yra išgryninau, būtent kas įtakoja tą mūsų sėkmę ir nu, vat, ko reikia, ar ne, kad mes galų gale užliptumėm ant to laiptelio, ant kurio norim būti. Tai vat, kas tuomet padėjo man, aš manau, kad gali tikrai padėti ir tiems, kurie žengia pirmosius žingsnius. Ir jeigu jūs dabar mūsų klausotės, tai labai verta arba pasižymėti, arba dar kartą perklausyti. Arba tiesiog komentaruose galėsi dar užklausti kažką, ar ne, iš tikrųjų įdomu kas Tikrai klausotės. mes pamiršom pasakyti, kad galit užklausti. Jo, galit užklausti, galit komentuoti, galit pasisakyti. Tai iš tikrųjų, sakau, sudėliojau tokius pagrindinius punktus, kurie yra kaip raktai. Ir jeigu mes tais raktais vadovaujamės, tai mes anksčiau ar vėliau nu, ta prasme, būsim tame taške, kuriame norim būti. Tai yra kalsim ir galų galiai išeisim į tą grožį erdvę ten, kur mūsų yra tikslas ir ketinimas. Va, tai dabar galite jau rašytis, arba galėsit peržiūrėti, bet tai yra tikrai labai svarbu, tai yra mano 10 metų suvokimo, ar ne, dėlionė. Mano rezultatas. Jau To, man ką ir aš įdomu. Tai va, tai pirmas yra atsakomybė. Be jos nei žingsnio į priekį. Tai yra atsakomybė už savo jausmus, už savo reakcijas, už savo veiksmus, ar ne, už savo ketinimus galų gale, už savo mintis. Tai yra totali atsakomybė savo apie save, tai yra nustoti kaltinti aplinką, aš negaliu, nes ten vyras neleidžia, aš negaliu, nes vaikus turiu auginti, aš negaliu, nes jau per sena, ar per jauna, ar dar kažkokia. Ir kai mes prisimam atsakomybę, mes jau turim tokį tvirtą laiptelį po kojom. Tai yra mes nustojam ieškoti kaltų ir susitelkiam į save klausdami, kaip aš tai susikūriau ir jeigu aš taip susikūriau, tai o kaip galiu susikurti kitaip. Toliau, antras žingsnis tai yra neišvengiamai, tai yra darbas su baimėmis, darbas su pasąmoninėmis programomis, tai yra su pasipriešinimu, su to netikėjimu, kad aš galiu ar ne, su viskuo, kas trukdo mano kelyje į mano tikslą, į mano ketinimą. Tai apima labai labai plačiai, ar ne? Tai yra tikrai pasirašom ketinimą
Ir vat, savęs galim užsiklausti, kas man trukdo. Ir išsirašom viską, prasidirbam, aišku, tai tikrai ne vieno karto, nu, kaip pasakyti, ne vieno prisėdimo darbas. Tai yra toks gan didelis darbas su savim, bet tai labai labai duoda paskui gerus rezultatus. Mes paleidžiam tiek, o į perspektyvą turim rezultatą va tiek. Mhm. Ir kai mes vat susiduriam su tom baimėm, abejonėm, netikėjimu arba ypač tos kritikos baimė būna, kai pradedam viešai dirbti, ar ne, nu, mes labai bijom tos kritikos. Tai man yra mano mokytoja pasakiusi taip, sako, karavanas eina, šunys loja. Šunys lojo ir los, sako, o tu tiesiog nekreip dėmesio ir eik. Tai man tas labai labai padės, iš tikrųjų šitą frazę man davė tokį palaikymą, kad nekreipti dėmesio į tai, kas ką kalba. Vat visi kalba, ką jie nori kalbėti, o tu žinai, kur tu eini. Ir tikrai atsirastų tampančių žvirvučių, traukiančių atgal, norinčių, kad tu sėdėtum tame pačiame. Bet kadangi turi tvirtą ketinimą, tai tiesiog eik. Toliau. Trečias punktas yra būtinai turėti ketinimą. Nes jeigu tu nežinai, kur tu eini, tai joks vėjas nebus palankus. O ketinimas yra reikalingas tam, kad jis mums kaip, nu, kaip žvaigždė, jis mums turi šviesti, kad mes pažiūrėję jį, mums širdis sušyla ir mes prisimenam, kaip mums gera jaustis, kai mes turim jau tą įgyvenintą ketinimą. Tik tai nereikia ant to ketinimo vėlgi pakabinti ten savo laimę, savo džiaugsmą, mes jau kelyje į tai turim išmokti patirti džiaugsmą ir ta žvaigždė ir turi motyvuoti mus. Tai yra, kai tik mes pagalvojame apie savo ketinimą, mums sušyla krūtinė, mums atsiveria širdis ir mes tarsi tokie pasidarom spindintis iš vidaus. Būtent tai mus ir veda, būtent tai mane ir vedė nuolatos, tas didžiulis troškimas, ketinimas. Tai jeigu mes neturim ketinimų, tada mes irgi negalim judėti, kai mes sakom, ai gal taip, ai gal anaip, ai gal norėčiau čia. Ir iš tikrųjų dar būna ketinimai, kurie ne visada būna mūsų širdies. Kartais būna ketinimai socialinių normatyvų primesti. Tai jeigu tas ketinimas yra ne mūsų, tai dažniausiai, kai mes į jį pasižiūrim, mūsų širdis nebesušyla, mums jis nevibruoja. Tai tada tokį ketinimą reikia mesti į šoną ir ieškoti kito ketinimo, tai kas mane motyvuos, kas mane šildys visada iš vidaus. Toliau, 4 punktas yra nereaguoti, kai vyksta ne pagal planą. Ir čia paantrinsiu tai, ką jau sakiau, sureagavau negatyviai, sukūriau naują negatyvą. Tai reiškia, kad kas be nutiktų, mes savo pasisakom, kad, na, dabar tiesiog taip yra. Ir net jei nežinau, kodėl taip yra, net jei nežinau, kada tai baigsis ar ne ir į ką tai įsivystys, aš vis tiek žinau, kad būtent tai veda mane į mano ketinimą. Nesvarbu, kas nutiko. Griūna dangus, griūna žemė, visa tai mane veda į mano ketinimą. Tai jeigu mes išlaikom tokį požiūrį, mes neužsisukam vėl savo negatyviuose mintyse, negatyviuose jausmuose ir nenumetam savęs atgal, kaip aš sukuosi, einu ir vėl numetu į 1 klasę, vėl einu ir vėl numetu. Tai su tom reakcijom mes save ir numetam atgal. Toliau 5 yra punktas - pastovumas, veiksmas ir vidinė mano energija. Tai yra, aš pastoviai darau veiksmus ir su tam tikra energija. Jeigu aš, pavyzdžiui, darau veiksmus per prievartą, per savęs stumimą, per tikėjimą, kad privalau, tada vėlgi tie veiksmai labai retai duoda norimus rezultatus. Bet jeigu aš pasižiūriu į savo ketinimą ir tuos veiksmus darau sąmoningai ir struktūruotai ir nepastoviai, tada anksčiau ar vėliau aš nueisiu iki savo tikslo. Ir šitoje vietoje, kas man labai padėjo irgi kito mano mokytojo pasakyti žodžiai, tiesiog daryk. Gaunasi, nesigauna, reagavo, nereagavo, turi rezultatą, neturi, tiesiog daryk. Tai aš taip ir veikiau tada, taip ir veikiu dabar, tiesiog darau. Ir rezultatai ateina. Ir rezultatai ateina, nes tai pastovumas, energija su tikėjimu, kad tai mane veda į mano tikslą ir aš tiesiog darau. Toliau 6 punktas, labai labai svarbus. Tai yra, mes turim praktiškai tik vieną gyvenimo kūrybos įrankį. Ir tai yra, žinai kas? Jausmai? Dėmesys. Dėmesys. Jausmai tai yra mūsų magnetizmas, ar ne? Taip. O įrankis yra mūsų dėmesys. Tai yra, kur mūsų dėmesys,
ten teka energija. Kur teka energija, ten vyksta materializacija. Ir kai mes užsisukam, man nesiseka, man nevyksta, ką aš čia blogai darau, čia mane pasmerstas tas, ką mes darom, mes ir dauginam tai. Ir kuo mes labiau dauginam tai, mes ten siunčiam energiją, aišku, ir vibruojam automatiškai, vat, kaip tu sakai, jausmas, magnetizmas traukiam. Traukiam tokius įvykius, kurių patys nenorim. O jeigu mes vibruojam va tą, ne vibruojam, o dėmesį siunčiam į savo ketinimą ir kaip lazeriu pastoviai palaikom ketinimą, tai yra visą laiką esam, va, mūsų foninė vibracija, ne baimės, ne pergyvenimai, ne pasipriešinimai, o va, pastoviai fonė vibruoja mūsų ketinimas. Ar ne? Ir tada dėmesys yra tame ir anksčiau ar vėliau, nori ar nenori, tu atsidursi ten. Tiesiog taip veikia visatos dėsniai. Tu gali tai žinoti, gali to nežinoti, gali tai daryti, gali to nedaryti, bet taip yra. Ir mes dėmesį mes iš tikrųjų labai išbarstom ten. Visokie reklamos, televizijos, ten vat skrolinam pastoviai ten tuos tiktokus, ar ne? Ir mes atiduodam savo dėmesį tuščiai, nežinia. Bet iš tikrųjų mes turim savo dėmesį iš vis tik 5%. Ir va tuos 5% išbarstom, nes visa kita pasąmoninės programos, nori, nenori, jos veikia, kol mes jų netrandam ir nepašalinam. Tai va, nors tuos 5% dėmesio mes suvaldom, nukreipdami kaip lazerį savo ketinimą, mes jau turim galingą įrankį. Na ir paskutinis, kuris mano manimu yra be galo svarbus, tai yra pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas tai yra savimi pirmiausia. Mes augdami auginam savo savivertę ir ne, kaip čia, duodam savo užduotis, jas atlieka, mūsų pasitikėjimas savimi tokiu būdu didėja, nes aš tampu patikima pati savo. Tada mums labai svarbu išsiugdyti pasitikėjimą žmonėmis, nes vėlgi viskas yra mumise. Kuo aš tikiu apie žmonės, tą žmonės mums įrodys. Na ir trečias pasitikėjimas tai yra aukštesnė jėga, gyvenimų šaltinių, dievų, kaip kam patogiau, ar ne? Tai vat jeigu yra pasitikėjimas ir šitoje vietoje noriu pasidalinti, kai aš iš tikrųjų tik pradėjau reikšti socialinėje erdvėje prieš, kiek čia dabar tų metų būtų, 12-14 metais, 14-15, vat kažkada. 12 dabar, 12. Jo, panašiai, kažkur tai. Tai mokiausi marketingo visokių ten gudrybių, tai ten daug ko neišmokau, bet man vienas dalykas labai 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 padėjo irgi išjudėti prieki. Tai kai tu darai video, įsivaizduok, kad tau už nugaros stovi, kaip čia pasakyti, tas palaikymas, kurio tu nori. Tave gali palaikyti tavo protėviai, tave gali palaikyti tavo artimiausias kažkoks žmogus, tave gali palaikyti angelai, tavo dvasia arba netgi Dievas. Ir kai tik tai pirmosius video, kai dariau, atsistoju, įkvepiu, užsimerkiu ir pajaučiu tą palaikymą, net čirpuliukai dabar eina per kūną, kai prisimenu tai. Ir tada iš tos energijos, kad mane palaiko, aš darau savo video įrašą, pirmosius tikrai drebančių balsų, tokie strikinėjantį. Tarp kitko, YouTube, jeigu atsisuktume, tai pirmieji mano video įrašai yra tikrai ten. Ir video įrašai yra ne 12 metų, čia bus kažkur tai 18 metai, kada aš video įrašus pradėjau kelti, reikšti socialinėje erdvėje, aš pradėjau ten visais, kaip čia, raštu, ar ne, nuotraukom raštu, bet video įrašais tai jau tada toks intensyvus laikotarpis buvo. Kaip? Aš pastebėjau, kad tie, kaip matomi žmonės, vadinkim vieši žmonės, aš pasižiūriu jų pirmus video, kitų žmonių, nebūtinai tavęs. Ir toks didelis skirtumas, jie dabar, pavyzdžiui, laisvi, ta prasme, tai irgi yra kelias ir mokymasis. Taip, tai yra augimas, augimas. Ir dar vienas man patiko, kas irgi padėjo man pradėti daryti video įrašus, tai Algirdo Karaliaus seminare buvau ir jisai sakė, padaryk 50 video, 51 galėsi įkelt. Tai ir šitas man labai patiko ir tikrai aš padariau 50 video įrašo versijų, bet su ta energija ir tikrai pradėjau kelt ir dabar tų video jau nebesuskaičiuojama galybė. Tai o jeigu kalbant dabar apie PM, tai iš tikrųjų čia vyksta, man asmeniškai vyksta vėl dar didesnis augimas, nes aš jau kiek išaugau, tiek išaugau, atrodė, kad jau pasiekiau, daugiau nebėra kur, o kai atėjau čia, iš tikrųjų atsirado daug iššūkių ir daug veiksmų, kurių iki šiol nedariau, su kuriais nebuvau susitikus ir žingsnis po žingsnio aš vėl jaučiu, kad aš man patinka augti, iš tikrųjų mane veža mano pačios augimas, ne tiek gal
tas galutinis tikslas, taip jis visada veža, bet ir pats augimas mane labai labai motyvuoja. Ir kai aš siekiau va šito internet marketing menedžerio rango, tai vienintelis dalykas, kas mane labiausiai motyvavo, tai kad gausim Špairėje ypatingus mokymus. Tai va tai mane stipriausiai sumotyvavo pasiekti šito rango. Tai va, ir iš Tai tikrųjų irgi čia yra buvo labai, ketinimas. tai buvo tiesiog jo stiprus ketinimas, stiprus noras. Ir man patinka, čia iš tikrųjų yra aukštesniai mūsų sponsoriai, ir ne, kurie nuolatos yra, kaip pasakyti, ryšyje visada. Tu turi klausimą ir kai tik tai žmogus neužsiemęs gauni atsakymą. Reikia pagalbos, dirbam susitikimo metu per Zoomą. Reikia kažkokio atsakymo ten tais visais organizaciniais ar ten, nežinau, žmonių ten, nežinau, konsultavimo klausimai. Visada tas palaikymas. Toliau, kas man be galo patinka, tai yra nuolatiniai mokymai ir toks, nu nežinau, geras vaibas. Čia yra geras vaibas. Taip, ir aš girdėjau, daug yra tų tinklininkų vadinamų, kurie turi daug patirties ir jie buvę kitose firmose, ta prasme, ir jie visi sako, kad PM yra ypatinga tuo, kad nėra konkurencijos. Aišku, yra kažkokia konkurencija, bet visi dalinasi vienas su kitu, tą turiu galvoj, nėra Jo, konkurencijos. Ir sužinojo, ką nors naują, tuoj gauni žinot per komandos susitikimus. Man tai patinka labai, bet ta visa informacija teikiama ir iš aukštesnių sponsorių. Tu yra ten kur gauni daug patarimų ir visą laiką, kaip tu sakai, gauni atsakymą ir iš tavęs, Lidija, ir visų kitų ten su mum esančių. Ir ta stipri komanda, aš manau, irgi duoda augimą, duoda tikėjimą, pasitikėjimą, ar ne taip? taip, pasitikėjimą, palaikymą ir kai jau atrodo, kad vėlgi čia ar ne, aš tikrai, tinklinis marketingas mums visada, bent jau man asocijuodavosi su kažko tokiu, nelabai kažko tai ypatingo, Nešvariu. nešvariu kažko tai. Ir pavyzdžiui, šiai dienai, aš jau esu nuo spalio, kaip jau pradėjau, tai jau beveik metai, ar ne, nu 9 Taip. mėnesiai. Tai šiai dienai aš didžiuojuos, kad čia esu. Todėl, kad man patinka tas augimas ir iš tikrųjų tai yra vėl savęs, savo vertės auginimas. Tai yra neįkainojama patirtis, kurią mes renkam, lipdami savo laipteliais savo ketinimo link. Tai va, man Ir čia yra man be galo smagu. Ir man va tas, kad tie žmonės, va kaip sakau, tu gauni, tave pakylėja žmonės savaime, tu žiūri į pavyzdį, tu gauni palaikymą, tu gauni patarimus ir savaime viskas vyksta. Tai man čia nuostabu. Nežinau, aš neturiu patirties kitur, bet mūsų komanda tai labai, labai tuo stipri. Taip, taip, ir vakar vat, buvo susitikimas ir dalinosi moteris būtent savo tais, kaip pasakyti, fiškiam, arkliukai, nežinau kaip tai pavadinti, bet ką jos daro tokio, kad turi rezultatą. Tai yra tokia dovana ir aš šiandien komandos grupėje ir padėkojau, sakau, ačiū Jums, tikrai, tikrai man taip gera būti kartu su Jumis. Tai, tikrai. Taip. Ir patys, Lidija, patys tie produktai, ką Fitlaino produktai padeda siekiant irgi einant į sėkmę, ne vien tik tai tie emociniai paleidimai, baimių susitvarkymai su blokais ir taip toliau, bet dar yra ir fiziniam lygmenį, kaip pasakyti, pagalba einant į sėkmę. Jo, tai va šitoj kompanijoje iš tikrųjų labai didelį darbą nudirba pats produktas, nes produktas yra kokybiškas, duodantis rezultatus. Ir kai aš atėjau, aš netėjau dirbti čia. Aš atėjau gelbėti savęs, nes iš tikrųjų paskutiniu metu visiškai neturėjau energijos dėl mano to žemo hemoglobino, tas geležis man visiškai neįsisavina, jeigu aš ją geriu, ji taip pat jį pasišalina, jeigu man ją lašina, man sukyla alerginė reakcija ir taip pat organizmas taip pat pašalina. Tai aš jau visiškai neturėjau energijos ir nuolatos miegojau. Tai atėjau dėl to, kad pamačiau Raimondos pasidalinimą, kad jį geria skanius vokiškus kokteilius ir pagaliau turi energijos. Mane tai be galo užkabino. Tai va, ir aš manau, kad jeigu aš šiandien neturėčiau energijos, neturėčiau tokių gerų rezultatų su produktu, jeigu mano miego ritmas nebūtų susireguliavęs, dieną man nebereikia miegoti naktį, aš ryte atsibundu pailsėjusi, nors anksčiau tai buvo neįmanoma, aš ryte atsibudus, aš mieganti gražuolė, aš pramerkiu akis, išgeriu kavos, ten padarau kas būtiniausia ir vėl einu miegoti. Tai va, tai aš manau, kad gera savijauta verslui turi labai labai daug įtakos ir pats produktas, kadangi jis pats kalba už save, labai labai lengva apie jį dalintis. Va, ir tie produktai iš tikrųjų, ką jie atstato mūsų energijos lygį, ne?
Toliau sureguliuoja miegą. Ką jie daro dar? Virškinimą. Virškinimo sistema. Aš valgyti kaip čia, jokios rūšies baltymo negalėjau, tiek gyvulinio, tiek augalinio, man nevirškina. Dabar aš galiu valgyti, ką noriu. Toliau limfa nutekėjo, mano batų išmeras sumažėjo. Toliau Bet plaukai tai iš vis atsistatė. nuostabu. Taip, plaukai, nagai, ta prasme, organizmas grįžta į savo sveiko organizmo būklę. Toliau, kas dar labai svarbu, vat, yra ir verslui, tai e, stabilizuojasi mūsų centrinė nervinė sistema, nebėra to nerimo, tokio neaiškios kilmės nerimo, ar ne? Mes jį kartais nurašom aplinkybėm, bet iš tikrųjų tai yra vidinis disbalansas. Galbūt Kaip tol, fonas koks. fonas jo vibruoja. Ir, pavyzdžiui, B grupės vitaminai, man, kai aš pradėjau gerti, man iš vis akis, pagaliau žvalus žvilgsnis pasidarė, pagaliau migla nuo proto nuėjo, toksai didžiulė dėmesio koncentracija ir tas noras veikti atsirado pagaliau. Tai vad, kol nebuvo papildų to ir noro veikti, jau buvo tas toksai egzistavimas, galvojimas, kaip išgyventi toliau, nes, nu, nėra energijos veikti. O dabar yra energijos veikti ir su fitlainu, ir su paleidimais, ta prasme, daryti tai, ką dariau, tik vėl, kaip naujoj kokybei, nes visai kita energija. Va, Tai aš, gerai tu čia paminėjai, pasidaro kokybiškas gyvenimas, nes, nu, kaip bebūtų keista, bet aš irgi dėl energijos atėjau, nes buvau taip, nu, ta prasme, jau, kad gauti energijos ir kavą geriau ir valgiau. Tai įsivaizduoji, tai svoris kyla, dar mažiau energijos turi ir pasidarė tos užsuktas ratas. Nu galvoju, kažką reikia daryti ir wow, staiga ir netikėtai. Kaip jo, reikia, turbūt taip ir būna. Nu, aišku, aš nepabijojau pabandyti, nes man atrodė, kad nu, reikia kažką daryti. Ir taip. tikrai nesigailiu, aš jau pusę metų vartoju ir jau rezultatai matosi stiprus ir su skydliaukė, ir svoriu, ir energija. Nu, net manęs nenervuoja niekas. Taip, taip. Ir aš, pavyzdžiui, visą laiką iki šiol esu dėkinga Raimondai, kad jinai pasidalino tą informaciją, ar ne? Lygiai taip pat esu dėkinga tiem mokslininkam, kurie sukūrė tokį produktą, kuris veikia mūsų kūno ląstelės lygmenių, suteikia jai resursą būti sveikai ir dauginti sveikai. Ir lygiai taip pat Rolfui Zorgui, kad jis iš visų galvoja tokią koncepciją ir tokią kompaniją, ar ne? Ta prasme, tas dėkingumas jis kiekvieną dieną vis labiau ir labiau auga. Ir tik tai tų produktų dėka aš galiu toliau, vat, kaip tu sakai, kokybiškai, džiaugsmingai, nežinau, laimingai kurti ir keliauti vėl į tą savo ketinimą. Su lengvumu, su džiaugsmu. Ir Tai va. vat tas yra unikalumas produkto, mes kalbam apie produktą, bet, nu, nepabandęs tu nesuprasi, atrodo, mes čia kaip išprotėję, tiek giriamės, tiek kaifuojam, bet iš tikrųjų tai yra holistinis produktas, sveikas ir kaip pasakyti, sukurtas pagal mūsų organizmą, padėti organizmui susibalansuoti. Tai jisai tik padeda ląstelė ir nuo ląstelės prasideda tas pokytis. Vat, nu, trumpai norėjau pasakyti, kad žmonės nepagalvotų, kad čia mes jau visai į pievas. ir tas yra toks paprastas ir unikalus. Bet įdėta daug mokslininkų darbo ir tiesiog, nu, nuostabu. Tai va, kviečiu Palauk, pabandyti šiaip, Ingrida, jeigu. šitoj vietoj labai noriu padėkoti Jurgai, jinai mus stebi ir rašo, kad esate bombinės moteris, žaviuosi jumis. Tai labai, Jurga, ačiū tau už palaikymą. Ačiū. Ir jinai tokia pati. Jo, lygiai tokia pat. Bombų komanda. Aš sakau, visi fitlaine, jeigu pažiūrėti iš šalies, tai nu, visi laimingi. Ir kodėl jie tokie laimingi, nes ir produktai geri, ir sėkmė garantuota dirbantiems ir Taip, siekiančiams savo kelio. aišku, reikia įdėti pastangų, nėra taip Taip, viskas, čia nekalbam, kad čia ant lėkštės padėta, bet jeigu nori viską, gali padaryti ir palaikymą turi, nežinau, pakvieskim į komandą, kas nori pabandyti, pamatyti mus, pajaust tą tokią atmosferą ir jėgą, kas vyksta, jeigu kam nors, pavyzdžiui, norisi keistis, norisi kažką naujo išbandyti, va taip kaip mums su Lidija, mes tokios, nu, mėgstam eiti į priekį. aukti. Taip, Aukti ir aukti, aukti. pavadinkim taip. Tai nežinau, tu kažką norėtum dar pridurti, Lidija? Tai aš gal galiu dar tiesiog pasidalinti, kad vat ir Ingrida tai iš tikrųjų sunkiai ėjo, lipo nuo vasario mėnesio, bandė ir sakė man irgi, kažin ar man čia pavyks, kažin ar čia besugebėsiu, bet ir Raimonda, vat ir Jolanta, ir Rimas, ir aš, visi kažkaip
palaikėm, padėjom Ingridai, vat, padavėm tą ranką ir patempėm aukštyn. Ir galų gale, va, šiandien jį jau tikrai turi pasiekusi antrą laiptelį ir lipa ant trečio, o trečias jau yra labai labai didelis pasiekimas. Būtent tas, Taip. kurio aš ir labai labai siekiau. Tai va, ir Ingrida susidūrė ir su visom baimėm, ir su visokiais pasipriešinimais, ir su vaikystės programom. Mes jas prasidirbom ir va, štai šuolis. Tai Taip, iš tikrųjų taip, jo, mes padedam vieni kitiem, niekas nestabdo. Ta prasme, ar reikia emocijas paleisti, ar reikia kažkokios techninės pagalbos. Vat Raimonda irgi man padėjo, šiandien sureguliavo, padėjo. Nu, vienu žodžiu, mes visi. Ir ta Jurga man padeda, dar reikia pasakyti. taip, Palaiko iš taip, visi, Ispanijos. visi. Ir taip, ir man buvo sunkių laikotarpių, ir Jolanta surimus su manim 2 valandas prašnekėjo, įpūtė, kaip čia pasakyti, naujos gyvybės, naujos jėgos, ir vat nuo to laiko vėl sėkmingai važiuojam tolyn. Taip, kad tas palaikymas tikrai jis labai labai svarbus, ypač mums moteriams. Mes moteris esam tokios, kurios norim palaikymo. Tai va, Taip, tai tikrai, kam įdomu, kas nori išbandyti tiek produktus, tiek augti, ar ne? taip. Ir susikurti savo kažkokias taip papildomas pajamas, vėlgi priklauso nuo ketinimo ir noro, tai labai kviečiam į komandą, kur yra palaikymas, bendrystė, vedimas, pagalba ir visa tai, ko jūs norit. Ir ta prasme, čia nieks nespaudžia, tiesiog jeigu tu turi tikslą, darai, neturi tikslo, ta prasme, tikslą visi turi, tai pavyzdžiui, produktą gerti ir gauti geresnę savijautą, irgi palaiko visokiojopai, nesvarbu, koks tikslas, visi palaiko, komandinis Jo, palaikymas. iš tikrųjų, man va čia kas labai labai patinka, kad nėra jokio spaudimo iš viršaus, kad tu privalai kažką daryti. Tu darai tiek, kiek tu nori daryti, o pagalba ir palaikymas visada yra. Taip, Tai čia yra, va, šitas aš manyčiau, kad bruožas mūsų kompanijoje yra išskirtinis. taip, aš Palyginus. ir manau, ir girdėjau netgi, kad taip yra. Taip. Tai va, tai aš manau, kad mes čia labai jau daug prišnekėjom, pripasakojom. A, Tai ačiū tau, Lidija, už tokį, aš irgi išmokau, paleidinėjau, kol tu pasakoji visiems ir visi pažiūrėkit, kas norit pasigilinti į save ir nesvarbu, kokį tikslą jūs siekat, čia ne apie tai visą laiką reikalingas tas judėjimas, augimas ir linkim sėkmės visiems ir sveikatos. Ingrida, tu pasakei tobulą frazę. Dabar su jie mes ir užbaigsim. Iš tikrųjų, mūsų gyvenimo variklis ir energija ir yra judėjimas ir augimas į savo tikslą. Mes pasiekėm šitą tikslą, mes susikursim naują tikslą. O va Taip, tas variklis ir yra, mus džiugina tie žingsniai. Ir tame ir yra visas gyvenimo kaifas - augti ir tobulėti ir siekti toliau. Tai va, taip, tai su šita nata mes ir baigiam. Ačiū visi, kurie klausėtės, kurie klausysitės vėliau, galite užduoti klausimus komentaruose, mes mielai atsakysim. Jeigu įdomu apie produktą, rašykit įdomu apie produktą, jeigu įdomu tapti komandos nariais, rašykit tapti komandos nariais. Ir tiesa, va, galite dar pasiprašyti Ingridos arba manęs, kad prijungtumėm prie atsiliepimų grupės, kur žmonės dalinasi savo unikaliais rezultatais. Va, ir tiesiog pasiekti, pasižiūrėti, būti atviriems naujoms galimybėms. Tai taip. ačiū Ingrida tau Ačiū už labai. pokalbį ir ačiū jums visiems, kurie klausėt, žiūrėjot ir palaikėt. Iki. Iki.